They just learn to fight. We'll keep climbing up till we touch the sky. Hotter than the sun, we keep burning bright. Higher than the moon, we always rise. We always rise.
Labą dieną visiems! Kaip jūs šiandien laikotės? Good day. Good day. Labas rytas, ne, jau diena, karo, čia jau diena. Kai vakar sekėsi užbaigti, kažkur ten 300 skritau. 1600 spam pakešinau. Bet vakar diena su reikbeku gavosi plus 1700 eurų. Tai gerai. Gera diena buvo vakar. 15 valandų sesija vakar buvo. 15 valandų streamas. Jaučiu ilgiausiai, kada nors esu streaminęs, tai jo, vakar buvo ilgiausias streamas mano ever. Tai kągi, turim super duper huge mega final table. Su kolega. Šiandien streaminsiu vienas. Tiksliau komentuosiu vienas. Ir jo, good luck, ping pong donkui. Kaip tu geriau sakyk laikais, kaip sekėsi užmigti nuo kada suki šiandien? Tai vakar, karočią, dar nuoriau į ofisiuką pas kolegas, pokeristus, ten pačilinau. Pažiūrėjau, kaip kolega deepina turnyrus, pakalbėjom, pabazarnom, kažkur po 4 ryto grįžau namo ir variau miegoti. Atskėliau 12. O streamo įrašo kodėl nėra per ilgas. Dabar publishinau bagats vakar po sesijos, tiesiog variau iš karto iš namų, tai nieko nedariau. Dabar published padariau, tai atsiras už kažkiek laiko. $15 valandų streamas ten buvo bagats. Negi visas 15 valandų išžiūrėsi? Netikiu. Ką, pirmą nakties iš namų? Tai variau, sakau, pas kolegas į ofisą. Davai, čia massive final table, tiesiog super duper massive. Masyvesnių final table ir nesugalvosi. Super duper omega massive final table. Kiek čia už pirmą doleriais? $476 tūkstančiai. $500 000 galim sakyti. Sofalinkim ir sakykim $500 000. Pala, tai tu tik komentuosi? Tai jo. Galvojau žaidį. Būtų gerai. Tai mes payout kampe. Ar būtina? Būtina, hebra, payout. Ai, tai viskas be delay. Nu tai obviously, kad be delay. Matai, kad iš karto sakau į tavo klausimą ar ten kažką komentarą. Obviously. Paaiškink, kaip rinktis sėdėjimus. Nu tai kai esi shortstackas, tai labai sudėtinga kažką rinktis, nes dažniausiai negausi savo norimos vietos. Bet kai esi shortstackas, tai nori būti kažkur bent jau ant buttono, cutoffo arba hijacko, kuo toliau nuo big blindo, kad dar nedėtum big blindo, kad turėtum handų pakankamai nepadėjęs.
Bet kai esi chip lyderis, tai... Wow. Kaip čia, unpinint? O kai esi chip lyderis, tai nori turėti poziciją prieš kitą chip lyderį. Tai jo. Šortui tiesiog kuo toliau nuo Big Blindo, manau. Su kortytam, aišku, būtų įdomiau, bet važiuojam. Tai nėra streamo, man atrodo. Nestreamino šito finalinio stalo. Sorry, praleidau atsakymą, kodėl nėra įrašo vakarykščio. Kažkas iš Hebros, parašykit kodėl. Jau yra, jau turėtų būti. Publishinau neseniai. Pats nežaisi šiandien? Ne. Šitą seriją taip atgrindinau, kad reik palisėti biški. Nu, ne biški, bet reik palisėti normaliai. Žaidėjus aptark, kiek žinai. Antai Niklas Astad, as known as Lena 900, vienas geriausių pasaulyje. Tai šitą žaidėją visi, manau, žinot. Net aptarnėti nereikia. Net jis turėjo WSOP finalinį, man atrodo, 3 liko ar 4. WSOP main evento Vegase šiais metais, praeitais metais. Čia kažkoks japaška regas, bet tikriausiai ne japonas. Bet po Japonijos vėliava, bet ne japonas. Čia maniakas Brazilas. Čia šitas irgi kažkoks crazy, ganėtinai. Kanadietis, tai žuvis. 3 štukas kešų. 3 štukas kešų ir daro finalinį, kur 500 000 ant top. Nu, pizda, skemas. Čia irgi fišas, 16 štukų kešų. Čia irgi bus kažkoks, jaučiu, regiukas silpnas. Čia Grusas, Fabianas, Spilmenas. Ir daugiau nieko gero. Ir mūsų kolega. Labas, žinoma šitas lietuvis. Mūsų kolega iš Gemstaking. Jeigu norite daryti finalinius, kur 500 000 už pirmą vietą, ateikite į Gemstaking arba Gem Academy. Išmoksite naujų dalykų, naujų strategijų ir crushinsit pokerį kaip Ping Pong Donkas. Rekomenduoju visiems ateiti į Gem Academy ir iš Gem Academy į pagrindinį Gemstaking ir karočią žudysit pokerį kaip šitas Ping Pong Donk. Žaisit finalinius, kur 500 000 ant top ir vargo nematysit. Supratot? Ir visų pirma, prisijungit Lietuvos pokerio Discordą, ten vyksta visokių analizių, atsakymų į klausimus, į handus. Irgi tobulėti galima tiesiog Lietuvos Discordo kanale. Reklama apmokėta patirtimi. Ne, bet rimtai, nu, tipo, tikrai apsimoka. Tikrai daug informacijos Gem Academy yra, nu, tipo, aš pats turiu tą narystę, nes aš kaip esu Gemstaking atstovas, tai aš tam mačiau labai daug, labai ahujienos informacijos. Nuo basic iki advanced. Kiek winningsai Ping Pong Donko? 400 000, bet po šito turnyro bus beveik 900 000. Bet vis tiek, manau, prieš tokį finalinį yra aptariami žaidėjai su mokytoju. Tai žinoma. Neįtikėtinai atsigauna Lietuvos pokeris. Per kelias minutės streamė 100 žiūrovų. Wow! Nu. Senas Gem narys čia ar apynaujus? Kiek žinau, kad senas. O gal ir? Nežinau iš tikrųjų, bet tikrai nenaujas. 100 žiūrovų jau. Oh my god, 105. Sik, per 15 minučių. Easy. Matom, Lena openino
Ir Japonas tribetina, Lena nusimeta, gauna spaudimo. Nes sėdi levoje vietoje. Jo, čia Lenai labai sunku openinti labai plačiai, nes sėdi du žaidėjai su stekais. Bet aišku, Lena nepaisys autoritetų ir vis tiek openins. Gali gal pėjautus iškirpti ir įdėti. Nu davai, pabandom. Seniai tą dariau. Davai, pabandom. Tuoj, sekundė, hebreite. Zikt. New. Oi. Kur čia save, vaima? Payout. Turim pirmą all-in call. Ace King prieš King Jack. Davai, 9 or an ace. Fuck. Jack Queen. Vai, Jack Queen. Ir iškart pay jumpas. Go, Queen, let's go! 18 tūkstančių pay jumpas, va taip, va. 18 tūkstančių nukrito. Easy. Gerai, palaukit, reikia įdėti pėjautus. Oi, į tą patį kampuką įdėsim. Gerai, čia padirbėjo Fabian Spilmenas. Pasitarnavo streamui. Gerai taip. Dar vienas all-in call. Lena, tai čia Lenai pralošti tokį neįmanoma, tiesiog be šansų, tiesiog čia Lenas duona yra flipai. Jis nebūtų to prekės, jeigu flipų nelaimėtų visų. Suprantat? Easy. Let's go, dar vienas pay jumpas. Jau užsigarantavęs ping pong donkas $100,000. Let's go. Taip, vat. Sick. Insane. Va, per du iškrito ir plus kem tūkstančių. Nori tokių pinigų? Ateikit, didžiam staking. Ne, juokauju. Niekas jūsų neprivers, jeigu nenorit. Bet galimybės yra. Reikia jom naudotis. 100 štangų jau. Puf. Sik. Dabar vat jis yra šorstekas. Pats šorčiausias, taip jam realiai ICM jau nebėra. Jis turi žaisti čia jau, kad pirkalt žetonų. Tai jau turi visus minimalius uždarbius imti. Jau ramesnis, manau, jis dabar kaip pats toks šortas, tai jo, žinoma. Tie buvo 3 šortai. Tai tie pirmi 2 šortai iškrito, tai kem štukų padovanojo. Kada Jam Academy merchas? Tai čia jau taginkit parlamentarą ir jo klauskit. Čia tokiais dalykais aš čia nieko dėts. O Paulin, tikrai Collins, nes jau... Davai! 9 prieš Ace Queen. Huge flip. Nu davai. 9. GG. Blet. Taip, viskas? 20 minučių? Really? Kaip boring. Nu na. Ką dabar veikti?
Ble. I mean... Taip smagu, daug žiūrovų. Kem štukų per 15 minučių. Sakykim, 100 štukų per... Nors ne, jis dirbo visą vakar day 2 dėl šiam štukų. Nu jo, tai sakykim jo, per 15 minučių uždirbo dar papildomus 1000. Neblogas valandinis. Ei. Labai greitai. Tikėjausi, kad užtruks bent valandą. Dabar tiek žmonių susirinko, kad pažiūrėti kertinį flipą. Karoč. Šią savaitę nemažai gerų turnyrų GG, tai rytais jau nebėra tų serijinių turnyrų, tai bus tie patys turnyrai. Nu jasna. Tai ką aš žinau, hebra, ačiū, kad susirinkot, bent toms 20 minučių. Buvo įdomu. Gaila, kad nesusiklostė. Na bet 100 000 priežasčių neliūdėt, teisingai? Nu gerai, tada iki kito karto. Trumpas, bet kokybiškas streamas, ane? Trumpas, Polėną Limkoliną. Šeškės, 3 bigų. Aš sakau, Lena tiesiog nėra flipų pralošęs gyvenime. Wow, tiesiog Limkolina 3 bigų su šeškėm. Tokiam ICM-e. Aš kažko tikrai nesuprantu pokeryje. Pizda tiesiog. What? Lenai pohui ICM-as grinai, nu visiškai dzin. Čia tikrai nesikolina, neįmanoma. Bet aišku, kai flipau nepralaimi, tai kodėl ne? Va, dabar turėjau šitam finaliniam 2 huge flipus. Raninčiau taip kaip Lena flipuose. Tai karočią New York'e centre turėčiau vilą. Tiesiog turėčiau vilą. Su bele kokio dydžio baseinu. Tai bet ką šauna Japonas ten. Bet, čia toks ICM-os. Peidžiampui būtais jau, realiai. Nu, aš tai nekolinčiau šeškės jo vietoj. Nu, bet 3 bigų iš tikrųjų vis tiek yra daug. Kaip būtų, 3 bigų yra daug ir su 3 bigų gali tą edžą vis tiek išnaudoti. Preflop, flopė, dar galima, yra to žaidimo, bet... Nu, man tai čia...
Na, aš žodžiu nekolinčiau, bet kadangi, nu, jeigu Lieną kolinu, gal reikia kolinti, nes vis tiek jis geresnis už mane, tai... Bet aišku, jis daugiau šaibų turi, jam čia tas 500 000 daug nepakeis gyvenime, bet... Davai paskaičiuosiu įmesiu į Discordą. Davai paskaičiuok. Prisijunkite į Lietuvos Discordą ir bus šitas, gausit šitą atsakymą su H ar C. Blin. Nu bet vis tiek, nu, sunku kolinti šeškės, tipo... Manau, kad čia toks labai gamble spotas buvo ir tiek, tipo. Bet aišku, kai vieną flipų nepralaimi, tai gal ir ne gamble spotas. Aš tai irgi už foldą, tai man iš karto atrodė labai crazy, tik pamačiau tą showdowną, iš karto supratau, kad čia, blet, what? O Japonas tiesiog ace kingai piso. Įlimpa. Gerai, chebrytė, čia nebežiūrėsim šito likusio finalinio. Svarbiausią dalį pažiūrėjom. Palaikėm lietuviai iki galo. Susimatysim. Bet smagu, kad labai greitai žiūrovai renkasi. Va čia jau yra jaučiu, kad šitas streamas gali augti labai aukštai. Šitas streamas gali augti labai aukštai ir bus su gera ateitim. Šitas patinka. Kaip vakar tavo 525. Kritau gal 300 vietoje, kešinau užtuką $652. Bendrai vakar sesija gavosi plus 1700 eurų su reikbeku. Nice, nu. Realiai per 15 minučių susirinko 100 žmonių, tai čia insane. Kai yra 400 cam followerių kanale. Realiai 25% followerių susirinko per 15 minučių. Kietai. Kietai. Kuris lietuvis buvo ant finalinio, tik dabar prisijungiau. Ping Pong Donk. Ping Pong Donk. 7 vieta. Labas, nuo kokių limitų galima pradėti žaisti, nors kiek būtų panašu į tikrą pokerį. Nu tai... Nežinau, nuo $20 ir aukščiau. I guess. Kas tas Ping Pong Donkas buvo, žinai? Tai mūsų kolega iš Gem Stakingo. Vardais pavardėm neminėsiu.
Tai viskas, žodžiu, ačiū, kad susirinkot, kad trumpam streamui. Praeitos vakarykštės sesijos įrašas jau turėtų būti kanale. Tai kas pasigėdo, tai galite pažiūrėti. Ir susimatysim. Adios, amigos. Geros dienos ir gero vakaro. Gero pirmadienio.